buvusios klasės susitikimą po 30 metų, o į klasį buvo gera. Tikrai buvo gera. Šiandieną susitikome pasidalinti įspūdžiais po 30 metų. Taigi, ilgai negaiškime ir pradėkime. Į didžiąją sceną kviešime mūsų buvusią bendrą klasę, gražuolę ir sveiko gyvenimo propaguotoją Eglę. Tai pasakok nusivylusi namų šeimininkai, ką nuveikiai baigus mokyklą ir ko pasiekei. Na, be abejonių, didžiausias mano pasiekimas yra mano vyras. Aš jį labai myliu, nors jam jau net per 80 metų, bet kaip sakoma, meilei amžius nesvarbu. Taip bet daug žmonių sako, jog aš jį myliu dėl pinigų, bet kaip galima taip galvoti, ar taip gražu? Tiesiog jie mūsų nesupranta. Ach, mieloji, kaip aš tau pavydžiu tos laimės. Brangutė, tau ar svajot apie tokį gyvenimą? Aš tik turiu dar vieną klausimą. Kokias šunybės pradėjai mokykloje? Nagi, prisipažink, brangutė. O, šunybių turėčiau labai daug, bet įsimintiniausias, kai su sese apbudinėdavo mokytojus. Oi, buvo smagu. Dėkui už džiugą, įdomų pokalbį. O tai ką man reikėjo daryti, kaip aš jos nepakviesiu? O dabar pakviesime didžią, iškilę ir gerai žinomą Seimo narę Aistę Počekutaitę. Tai sakyk, Aiste, kaip prasidėjo tavo kelias į Seimą? Koks dar tavo, Jėzau, čiagi Seimo narys, jūsų. Gerai, jūsų. Kaip prasidėjo jūsų kelias į Seimą? Mano kelias į Seimą prasidėjo 1997 kovo 31 dieną, kada aš gimiau. Sklando gandrai, tai yra gandai, kad Seimo rūmuose yra auksiniai tualetai. Turime klausimą, ar bent buvote prisilietęs prie šio meno kūrinio? Tai žinoma buvau. Oho, geras, ne? Labai. Kita mūsų buvusi bendra klasė Viktorija, tikra gražuolė ir ilgakojė, bei jos ištikimasis dizaineris Matas. Papasakok, brangutė, ko pasiekei šiame gyvenime? Nu, karočią, iš tikrųjų tik gyvenime pasiekiau žiauriai daug. Prikienu, gal einu gatve ir pats nepapratsiu, nu kaip man jaustis. Nu, karočią, tai va, jeigu nematas, tai nežinau, ką daryčiau. Liubom, mažulė. Oho, tai suktas tas tavo gyvenimas, painus kaip Gordijo Maskvas. Dėkui tau, Viktorija, už atsakymus. Dabar noriu jums pristatyti kitą buvusią E-klasės mokytoją Marleną. Mokinę Marleną, kuri dirba šioje mokykloje. Noriu tavęs paklausti, kas tave pastumėjo būti filosofijos mokytoja? Turėjau tokį seniau bendrą klasį, vardu Viktoras Kovalenko. Jis mane taip stumė ir dastumė iki filosofijos. Pradėjau mąstyti filosofiškai ir po to iš tikrųjų visą laiką norėjau būti mokytoja. Visą laiką norėjau būti mokytoja. Šiaip tapau mokytoja filosofijos. Norėjau visą laiką dirbti priestarpą flygeryje, bet taip susiklosti gyvenimas, kad dirbu Rusija prie kopijavimo aparato. Dėkui jums tamsta mokytoja. Ir paskutinis, bet tikrai neblogiausias pašnekovas, mūsų klasės geografas, sumaišęs ir permaišęs visą pasaulį, VDG gidas Povilas. Turiu klausimą, kokiose šalyse dar nebuvai apsilankęs? Dar daug liko. Latvija, Estija, ačiū. Kipras, Lichtenšteinas, kas dar? Egiptas,
Ispanija ir vis dėlto Portugalija. Tu nebuvai Portugalijoje? Nossa, assim você